Šiandien pasidalinsiu savo pamąstymais ir galbūt lyderių įkvėpta noriu pasidalinti su jumis, kaip pakeisti save tiek, kad tavo aplinkiniai tiesiog nepažintų. Ir čia yra svarbiausia mąstymas, tavo požiūris. Ir svarbiausia yra žinoti savo tašką A ir žinoti savo tašką B, kur tu nori būti, kur tu nori save matyti, kokią tu nori save matyti. Ir tai ir yra pats svarbiausias dalykas. Ne taip senai atradau tokią moterį, ji yra psichologė ir ji dalinasi savo istorijomis, kaip per 1,5 metų ji iš visiško dugno, kaip dugno, aišku, jinai nebuvo kažkokia elgeta, bet ta prasme tiek materialiai, tiek psichologiškai jautėsi ne taip kaip šiandien. Kaip jinai pati kad pasakoja, tiesiog jos gyvenimas buvo vien skolos, baimė, kad niekas gyvenime nebepasikeis. Ir tiesiog jinai sako, aš nebemačiau šviesos tam tunelių gale. Nors pati psichologė, pati tiek daug atrodo žinau, pati žmonės mokau, kaip reikia gyventi, o pačiai pastoviai kažkas ne taip. Ir buvo jai iki tol ne taip, kol nepakeitė savo mąstymo. Ir atsitiko taip, kad jinai susitiko savo klasiokę. Ir sako, ir aš kai pamačiau savo tą klasiokę, man sako, tiesiog, tokia nuostaba, kaip. Nes jinai, ta mergaitė buvo iš labai nepasiturinčios šeimos, sukūrusi šeimą, nepasisekė pirmoji ta santuoka, pastoviai barniai, pastoviai kažkokie nesutarimai, pastoviai savęs žeminimas ir kaltinimas. Ir jinai sako, ir aš tada pradėjau ieškoti įkvepiančių žmonių, kurie tiesiog gyvena kitaip. Ir aš pradėjau norėti taip gyventi kitaip. Ir aš pradėjau mintise kurti vaizdinius, kaip aš gyvenu, kaip aš kokiam name gyvenu, su kokia mašina važiuoju, koks vyras šalia manęs. Ir jinai sako, tu nepatikėsi, aš tai visą tai pritraukiau. Kažkas galbūt pasakys nesąmonė, bet čia yra kvantinė fizika, čia yra tokie dėsniai. Ir aš dabar taip pat turiu labai tokią didelę įkvėpėją, tai Jolanta Puzienė. Kadangi pradėjau dirbti su Young Living kompanija, eteriniais aliejais, kurie mane tiesiog ne tas verslas gal pritraukė, bet patys tie eteriniai aliejai, nes jų man reikėjo mano praktikoms. Ir kai aš matau Jolantą, kai aš matau, su kokia meile jinai dirba, kai aš matau jos pasiekimą per tuos daugiau negu 10 metų, kai aš matau, kiek jos komandoje žmonių, tai tiesiog tada pradedi galvoti, o kodėl neįmanoma man, jeigu įmanoma jai. Ir visa tai, kaip ir pradžioje, kad pasakojau, ta moteris, kaip ir sako, viskas yra mūsų galvoje.
Tai pirmiausia, reikia susikurti aprašyti savo tašką A, kur aš esu. Ir aprašyti tašką B, kur aš noriu būti. Jūs tiesiog ne tik aprašyti, bet jūs turite užmerkę akis vizualiai matyti, ką jūs veikiat, su kokiais žmonėmis jūs bendraujat, kaip jūs kalbate, kaip jūs jaučiatės, kur jūs būnate, kur jūs važiuojate, ką jūs darote, tiesiog matyti tai. Ir ne taip, kad tik vieną kartą pagalvojau, bet kiekvieną dieną susikurti tą tokį savo planą ir vykdyti jį. Ir geriausia yra būti tokių žmonių bendruomeniai, kaip ir aš dabar, Young Living, pas Jolantą, kur vyksta pastoviai mokymai, kur vyksta pastoviai susitikimai, kur vyksta tiesiog Zoom susitikimai, kur vieni kitus palaikom, galima užduoti klausimus, galima pasidalinti savo patirtimi. Ir tai ir yra svarbiausia, kada tu kiekvieną dieną gyveni savo svajoniai, tu žinai, kur tu eini, tu žinai savo tikslus, tu supranti, kur tu nori nueiti. Tai tada yra žymiai lengviau pasiekti tą tašką B. Kol tu tik svajoji, tai yra iliuzija. Bet kaip tu pradedi daryti veiksmus, tai nori nenori pradeda tau viskas gautis. Viskas prasideda nuo mūsų svajonės, nes tai ir yra svarbiausia. Ir kad tai įvyktų, reikia susikurti tą svajonę, reikia aiškiai žinoti, ko aš noriu. Šiandien aš gyvenu taip ir kaip aš noriu gyventi po metų. Ir patikėkit, kol jūs tik svajosit, tol nieks ir nepasikeis. Pasikeis tik tada, kai jūs pradėsit daryti veiksmus, kai jūs tiesiog žinosit, kiek per dieną man užduočių reikia padaryti, ką aš turiu pasiekti per šį arba per kitą mėnesį. Ir reikia labai daug dirbti, labai daug stengtis. Jeigu tu nori, kad tavo ta svajonė realizuotųsi, reikia dirbti ne tiek fiziškai, kiek savo mintimis, kad tai pritraukti, kad ateitų į tavo gyvenimą būtent tai, apie ką tu svajoji. Ir tam turi įtakos žmonės, kurie tave motyvuoja, kurie tave palaiko, kurie tau neleidžia išsimušti iš tų vibracijų, kurie pastoviai tave paragina, pamotyvuoja, užduoda tau klausimų ir tiesiog palaiko tave. Ir svarbiausia gyventi toj svajoniai, tiesiog matyti save po metų. Pavyzdžiui, tu turi laisvo laiko ir matai save, matai, kaip tu po metų važiuoji į didžiulį susitikimą su daugybė žmonių, arba lankai aplankyti ten lavandų plantacijų, gal netgi sodinti tų lavandų. Tu matai, kaip jau jimi tą augalėlį, kaip tu bendrauji su žmonėmis, kaip ten šilta, kaip gera, kaip vakare jūs visi susitinkat, kaip tu valgai ten kartu su jais, kaip ten visi linksmai praleidžia laiką. Tai būtent tos emocijos ir neleidžia nusimušti mums žemyn ir visą laiką matyti viską pilkom spalvom. Tai kur jūsų yra ta gera energija, ten ir įvyksta tas kvantinis šuolis. Tai raginu aš jūs nebijoti tiesiog keisti kažką savo gyvenime. Aš nebūtinai sakau, kad jums dabar reikia būtinai ateiti pas mane ir kartu su manim dirbti. Aišku, tai būtų nuostabu,
Aš to labai norėčiau, bet tai turi būti jūsų noras, o ne mano noras. Aš turiu savo norą ir aš žinau, ir aš jau dirbu kiekvieną dieną su tom mintim, atsikeliu, gyvenu ir einu miegoti ir žinau, ką aš noriu padaryti. Bet tai turi būti jūsų svajonė. Svajonė tai yra tai, kas mums suteikia sparnus, kas mūsų gyvenimą nuspalvina, kas mus daro įdomiais, kas mus daro magnetiškais, kas traukia prie mūsų žmonės, kurie taip pat nori keisti savo gyvenimą ir jį nugyventi spalvingai, energingai, gražiai, kad susėdę prie stalo mes nekalbėtume apie politiką, neapkalbėtume vieni kitų, bet dalintumėmės savo sėkmės istorijomis, dalintumėmės savo pasiekimais, dalintumėmės tai, ką mes gero kažką sukūrėm arba ką pasidalinom su kitais žmonėmis. Tai daro gyvenimą tą tokį įkvepiantį, gražų, kupiną meilės, kupiną džiaugsmo, kupino geros energijos. Tai jeigu jums tai rezonuoja, labai labai kviečiu prisijungti rytoj prie Jolantos seminaro. Pamatysite, moteris yra tikrai ugnis. Ji tiesiog savo energiją uždega žmonių širdis ir tiesiog įjungia tą tokią lengvą šypseną veide ir gerą jausmą, šilumą tą tokią. Dėl to, kad žmogus tai daro su didžiulė meile, su didžiuliu įkvėpimu. Ir tai yra nuostabu. Ačiū, kad klausėtės.